Šiandien yra spalio 19 diena ir tai reiškia, kad Australijoje jau esu daugiau nei mėnesis. Jau greitai bus 2 mėnesiai iš tikrųjų. Aš nesuprantu, kaip greitai gali taip laikas eiti, nes atrodo, kad ir daug dalykų nutiko per visą tą laiką, bet kartu ir atrodo, kad ką tik atskridau čia. Bet turbūt ta pradinė stadija, kai esi visiškai naujas šitoje aplinkoje, jau man praėjo, jau išmokau, į kurią pusę reikia pasižiūrėti, kai eini per gatvę, kad nenutrenktų tavęs mašina, kai jau labiau apsipratau su ir gamta, ir su gyvūnais, ir gal taip ir nebegazina net ir patys varai, nors galvau, kad jų tiek daug čia nesutiksiu, bet sutinku beveik kiekvieną savaitę, kas stebina mane, nes tikrai sutikau daug žmonių, kurie sakė, kad nekarto nematė čia voro, o man labai sekasi ir aš beveik kiekvieną savaitę susituriu su tais vorais. Aišku, ne tokiais dideliais kaip pačią pirmą dieną įsikrauščius į šitą kambarį, bet vis tiek pakankamai dideliais. Tai per tą laiką buvau nuvažiavus į Canberra, prabalsuoti, atlikti savo piliečio pareigą, tai tikiuosi, kad ir jūs tai padarėte. Niekada negalvojau, kad tokius žodžius sakysiu, bet aš jau suaugęs žmogus. Susiradau darbą. Darbo paieška irgi buvo įdomi ir kiek kitokia negu Lietuvoje. Reikėjo atsispausdinti man savo CV ir nešioti po kavinas ar vietas, kur norėjau įsidarbinti, kur galvojau, kad būtų gal visai faina dirbti. Iš pradžių buvo labai keista, bet visi žmonės labai draugiški ir labai palaikantis ir stengiasi padėti ir šypsosi visada ir jautiesi iš karto tikrai gerai. Kas čia dar yra populiaru, tai labai daug small talkinti. Bet kur nuėjus, kad ir į parką, gali susirasti draugų, kurie tave pakvies tiesiog į baseiną, pas juos į namus ar panašių dalykų. Tai labai populiaru yra tiesiog pradėti pokalbius, prie ko aš esu nepripratus, nes Lietuvoje turbūt žmonės labiau mėgsta būti savo ir netrukdyti. Kas mane dar nustebino Australijoje, tai kad žmonės gerus daiktus, kurių jiems sprendžia, kad nebereikia, jie tiesiog palieka ant gatvės ir bet kas gali pasiimti. Tai galima rasti, mačiau tokių dalykų kaip šaldytuvas, televizorius, stalas, kėdė, knygos. Žodžiu, viskas, ko tik reikia. Realiai, jeigu įsikraustai į kambarį, kuriame nėra baldų, tai laisvai prasėjus pro skirtingas gatves galima susirinkti visus baldus į kambarį. Kas dar kitokio Australijoje, tai kavos kultūra. Visai kitokia nei Lietuvoje. Čia žmonėms labai yra svarbu, kokią jie kavą geria ir dažniausiai australai turi savo mėgstamiausias kavines ir jose lankosi kiekvieną dieną. Pavyzdžiui, aš, kadangi dabar dirbu kavinėje, tai mes kiekvieną dieną sulaukime tų pačių klientų, kurių jau realiai tiesiog išmoksti vardus, išmoksti, ką jie užsisako, kokius gėrimus. Kitas dalykas, kad pas juos yra sukurtas visas kavos slengas, kaip jie užsisakinėja tą kavą, kas man iš pradžių buvo tiesiog negalėjau, nieko nesupratau, ką man sako, bet paskui pagauni ir šiaip labai fainai. Jeigu mėgsti kavą, ypač rūšinę kavą, tai Australija yra vieta, kur išbandyti jas kavas ir tiesiog pas juos čia yra kaip ritualas ryte ar per pertraukėlės ateiti į savo mėgstamiausią kavinę ir gerti kavą. Ir kai kurie žmonės ateina net po 2, po 3, po 4 kartus. Kas dar fainai Australijoje, kad čia yra labai daug skirtingų kultūrų. Ir galbūt tai yra labiau būdinga būtent Sidnėjuje, nesu tikra, kaip yra kitose miestuose, bet Sidnėjuje nuvažiavus į skirtingus rajonus galima pamatyti skirtingas kultūras ir paragauti autentišką jų maistą. Tai nors ir jau maždaug apsipratau su dalykais ir kaip ir turiu jau savo rutiną, vis tiek labai dažnai būna tokie momentai, kur tiesiog eini gatve ir būna toksai wow, aš Australijoje ir vis dar negaliu patikėti, nes Australija tikrai labai įspūdinga ir labai graži šalis.